O jeigu tie patys nepilnamečiai, kur mes vakar buvom sutikę, įvardėjo vieną asmens pavardę, kuris tampa policininko pavardę. Nu, matot, aš negaliu atsakyti už tų nepilnamečių, ką jie gali sakyti ir kom, kaip sakoma, pagrįsti savo darbą. Vakar buvau du sėdėjo iš tos pačios gaujos. Mes apsipirkom, laukiam, kada jie išeis. Laukiam, galvom, pagąsdinsim, leisim, suteiksim jiems tą malonumą, kai jie mums teikia 10 ant 1 ar 2. Atvažiavo, sako, skambina, ten nerimštas, brolius skambina. Atvažiavo brolis, išlipo iš mašinos, su tarnybinė mašina, policininkas išlipo iš mašinos, atvažiavo su kita mama. Su kita mašina mama apsikabino sūnų, pasiūlo Jėzus, jo vaiką muša, jo vakar, sako, net nebuvo. Kai agronomas sumušė, tai iš kur žino apie vakarą, jeigu jisai, kad nesąmonės yra čia. Matau, tai yra mano nuomonė. Aš turiu informacijos, kad yra apvogtas net ne studentas, bet ir dėstytojas. Yra pavogtas ir tas vadinamas laptopas, kompiuteris. Tai prie to tiltelio. Tai man kaip studentui yra tokia kaip ir klausimas. Ar mes norim to, kad sužinotų, pavyzdžiui, jūs, tarkim, policija, netinkamai dirbat, sužinos TV3, pavyzdžiui, pažiūrės per televiziją žmonės, stojantieji studentai būsimi, tėvai. Kiek įdomu reitingai ar ženkės, ar padidės, ar pamažės. Studentų krepšeliai. Man atrodo, kad studentų krepšelių buvo žymiai mažiau. Ir man atrodo, kad mano nuomonė, policijos pareiga būtų netikrint, kad studentas geria čia alų ar kažkokias siemkės gliaudo, o labiau, pavyzdžiui, pavažinėtų ir patikrintų, ką daro. Be abejo, savo prasme. Mes pakoregavom, jeigu jūs esate akylesni, tai turbūt pastebėtumėt, kad mūsų automobiliai, kaip sakoma, važinėja toro turu į gyvenimą. Čia Aš savo barakę gyvenu ir atvažiavo pareigūnai fotografuoja studentus, net 16 mečių. Visus stebi, kadangi konfliktas čia yra iš abiejų pusių, suprantu. Konfliktas yra Galit, jeigu jūs nieko nedarot, tai jūs nieko nepažydėt, jūs niekas nebuvo. Mes jų neatvaginėjom. Jo, mes jų neatvaginėjom. Nemušam. Bet suprantat, kad teisiškai, pavyzdžiui, tas 16-metis yra žymiai labiau ginamas. Jisai tuo naudojasi, jie buriuojasi, jie gali pilnai daryti tai, kas jiem. Ten, kur pamato, ten iki 112. Bet jiem nesiseks, aš važiuoju, galite užsirašyti nuovados numerį, pasakyti 397 384. O ką jūs galite padaryti, pavyzdžiui, jeigu 6 vaikinai ir 6 merginos, ir eina būrys. Jie nusikaltimo dar nepadarė, mes paskambinam, jūs atvažiuojat, nejaugi juos išvaikysit? Čia yra profilaktinis darbas susirašyti pavardę, susitikti su jų tėvais, žinoti, kas toj vietoj tuo metu. Tas jau kaip jau yra daromas. Yra pas mus nepilnamečių specialistė, kai užsiima su tais. Kiek mes turėtume kentėti? Iki ko tai daeis? Jau daeis, Nes prasidėjo tai nuo to, kad paprasčiausiai prie parduotuvės prisikabinėjo. O dabar gal ir mergaitės nukentės, dabar paprasčiausiai gali irgi visokių šaukti. Visi, kas turite pretenzijos nukentėti, turite teisę ateiti. Universiteto 3 mūsų nuovada randasi, prašom. Kitas klausimas, kad, pavyzdžiui, nedėjo būti ir jam nuplėšė mašiną, parašė pareiškimą, po 1 dienų, kad 2 dienų gavo laišką, tyrimas nutrauktas, nepavyko rasti nieko. Ten nėra tyrimas visai nutraukimas. Tas dalykas yra ieškoma ir toliau vykdomas, kada yra nustatomas asmuo. Dabar čia nežinau, ar vakar, ar užvakar buvo studentų grupelės, ar ne? Policija jos patikrino, ar jie neturi daiktų. Šaltųjų ginklų, tarkim. Ar net pilnametis apžiūri, ką jie nešiojasi. Aš kalbėjau su tuo nukentėjusiu agronomijos fakulteto studentu, kuris yra, invalidas ir jisai buvo užpuoltas. 15-mečiai, 16-mečiai juos gąsdino su šaunamuoju ginklu. Tai iki ko mes darėjom Tai yra, sakoma, kaip minėjau, yra vykdomas tyrimas ir matysime.
Neturėtų taip, nežinau. Policija lieka teisminė. Taip. Nuovadas lieka teisminė. Ar bus normaliai ištirtas tas dalykas? Jeigu kalbas, kad karas tampa ar ten giminės, artimieji. Be abejo bus ištirta, bus atliktas tyrimas ir bus ką. Aš šnekėjau su vienu iš tų nepilnamečių tėvų ir tėvas man pasakoja. Jis apie tai žino, kad kuriasi gaujas, kažkokias nesąmonės darosi ir policijai paskambino, jiem paprašė, kad pagąsdintų, kad jo sūnus neįsiveltų į tai. Tai policininkai atvažiavo, tai sako, ką jūs norit tuo pasiekti, jeigu sako, štai prokuroro sūnus yra toj gaujai. Jo nieko negali padaryti, vien dėl to, kad prokuroras liepia policininkam nesigiršti. Jo tėvas taip pasakė. Mes tokių kalbų negirdėjome. Jeigu žinot tikras pavardas tų vaikų, tai galit nežinoti, ar siejasi giminių ryšiai ar ne. Galų gale apriboti Darbas yra dirbamas, kada nustatysime profilaktiką gydom, darom tą, ką galim, suprantat? Bet paskutiniam dienom irgi, kad tas studentai ima tokių drastiškų priemonių ir skambučiai į policiją eina dėl to, kad kuriuosi studentai yra bet kada žurnalų pažeidžiama viešoji tvarka, tai reikia suprasti, kad neturėtų studentai taip važinėti pas tvarkos. Jeigu nori praeiti, gali praeiti būrelis, pasižiūrėti, bet kada eina alus gurkšnojimas, yra rėkaujama, tai reikia gerbti ir kitus žmonės. Aš suprantu, kad jie kažką tai nori nustatyti, kažką tai pagauti, bet, kaip sakoma, reikia reikia taip kaip reikia. Galiu paklausti, ar yra pas mus reglamentuota, nustatyta savisaugos būrių organizavimo visa tvarka? Yra Lietuvoje kūrimos, gali būti saugios kaiminystės grupės. Ir būtent anksčiau, kiek yra žinoma, universitete buvo studentų saugos būriai, kurie tiek bendravo susitvarką palaikydavo, bet kada atsirado ten apsaugos firmos pradėjo, tai buvo išformuoti. Tai dabar tos saugos kaiminystės kaip kuriami, kokios turi įgaliojimus, ką jie gali daryti ir panašiai. Jeigu jūs ponas... Galima gauti tokį dokumentą? Galima. Tai būtų labai gerai. Nes aš tai čia norėčiau labai įsiterpti, kad mes vieni kitus labai rimtai suprastume. Kad būtų kontaktas tarp kaimynų. Taip, aš tai pirmiausiai labai didžiuojuosi mūsų universiteto studentais. Labai retai tenka matyti tiek iš karto susijusių studentų. Tai rodo, kad vis tik problema yra žiauriai aštri ir kad mes patys vienijamės dėl to, kad šitokiu atveju apsisaugotume. Labai norėčiau, kad suvoktumėm tą visi, ypač policija. Tai rodo, kad yra ypatinga situacija ir kad tokiai ypatingai situacijai reikia ypatingų priemonių. Tos priemonės, kurios kasdien profilaktiškai, prevenciškai yra daroma ir tai, kas paskui daroma atsitikus įvykis, šiuo atveju jau nepakanka. Aš noriu, kad mes suvoktumėm, kad tai yra universitetas, kad tai yra su tam tikrais autonomijos požymiais esanti institucija. Ir dabar, jeigu mūsų viešoji policija neapsaugo, tai matyt, teks ir tą patys studentai jau daro, šitą patys nori apsisaugoti. Bet tas apsisaugojimas iš tikro gali sukelti dar papildomų pavojų. Juk jaunas žmogus, energijos pilnas ir piktumo pilnas ir tą piktumą mes visi turim labai gerai suvokti. Jis atėjo dėl ko? Dėl to, kad pažeistas tas esminis savisaugos instinktas.
instinktas, savisauga.